Labas, 5 metai. Štai tiek laiko aš dirbu kaip laisvai samdoma darbuotoja. Ir pirmi metai, kai leidau savo dalį vasaros praleisti ten, kur svajojau, tai yra prie vandenyno. Ir jaučiu, kad tokie darbo santykiai, kai žmonės gali laisvai gyventi ten, kur jie nori, dirbti iš tokios šalies, iš kokios jie nori, tampa visiška norma ir taps mūsų organizacijų ateitimi. X karta, tokie kaip aš, dažniau tikriausiai rinktųsi darbą iš biuro, kur aiški struktūra, susitikimo kambariai, savo darbo vieta, žinoma darbo sutartis su visomis garantijomis. Taigi susitikime, diskusijų festivalėje būtent ir pakalbėkime apie visą tai. Tai kas bus ateityje normalu? Dirbti iš namų, Ispanijos, Balio, o gal griežtai tik tai iš biuro? Ir kokie bus įgūdžiai reikalingi iš esmės dirbant visomis tomis formomis. Ir apie tai, kokių įgūdžių reikės ateities darbuotojam, ateities vadovam, ateities verslų savininkam, kad jie galėtų prisitaikyti prie skirtingų lūkesčių, skirtingų darbuotojų norų, prie noro pamatyti pasaulį arba dirbti iš ofiso. Ir be abejo, apie skirtingas darbdavio ir darbuotojo santykių formas, apie sutartis ir apie darbą be jų. Mes, Ieva ir Jūratė, laidos Ar tai normalu vedėjos, lauksime jūsų PVC stende rugpjūčio 30 dieną 18:30. Diskusijoje dalyvaus ir žmonės, kurie visą tai yra patyrę. Laisvus darbo santykius, darbą su įsipareigojimais, grįžimą prie tokio darbo ir be abejo vadovas, kuris valdo visą komandą laisvai samdomų darbuotojų. Pasimatykime, manau, kad diskusija bus aktuali visiems. Aš jau būsiu grįžusi. Iki pasimatymo.